Kartu su jaunimu čia treniruojasi 1200 pagyvenusių žmonių. Ketvirtadalis jų 80-metę atšventę senjorai. Šiems sporto salės lankytojams įėjimas nemokamas. Dabar likom tik dviese. Mano seseriai 95. Bet ji nenori gyventi iki 100 metų. O aš manau, kad Viešpats man toks geras, kad gyvensiu tiek, kiek jis man yra numatęs. Pasaulyje yra vietų, kur vidutinė gyvenimo trukmė ilgesnė ir kur daugelis žmonių sulaukia labai senyvo amžiaus. Pavyzdžiui, 7 dienos adventistai. Jų yra visoje Amerikoje, bet daugiausia Loma Lindoje, Kalifornijoje. Greičiausiai tai susiję su sveikais 100-mečių įpročiais. Jungtinės Amerikos valstijos. Kalifornija. Saulėta valstija vakarinėje Jungtinių valstijų pakrantėje. Remiantis statistiką, 1 iš 5000 amerikiečių gyvena iki 100 metų. Kalifornija yra išimtis. Jos ilgamžiškumo rodikliai auga nedidelio Loma Lindos miestelio dėka. Šiandien šis miestas, turintis virš 20 000 gyventojų, pretenduoja tapti Amerikos ilgamžiškumo sostinė. Elsie McClelland kasdienėje rutinoje visada yra laiko išsitiesti savo šezlonge. Ši vieta po Kalifornijos saulę yra jos stebėjimo postas. Aš tiesiog mėgaujuosi klausydama paukščių čiulbėjimo. Man patinka žiūrėti saulę, stebėti praskrendančius lėktuvus. Matau, kaip keičiasi lėktuvai. Koks malonumas mėgautis gyvenimu. Žiūrėkite, štai jis skrenda. Kai Elsie gimė, keleivinių lėktuvų nebuvo. Loma Lindos vietoje stovėjo tik keli namai. Mano vardas Elsie McClelland. Man 100 metų. Elsie persikėlė į Loma Lindą išėjusi pensiją 1979 metais. Šiandien Elsie gyvena 2 namuose. Žiemą ir pavasarį ilgamžę praleidžia pas dukrą Kalifornijoje, o vasarą grįžta namo į Kanadą. Savo namuose Kanadoje 100-metė moteris gyvena visiškai savarankiškai. Visada keliuosi 9 val. Ryto, išsimaudau ir imuosi darbo. Pavyzdžiui, jei planuoju tvarkytis, pradedu valyti dulkes. Paskui darau pertraukėlę, tada atsikeliu ir pasiimu dulkių siurblį. Kartais tai vargina, nes norisi ką nors padaryti greitai, bet kojos liepia sulėtinti tempą. Bet aš vis tiek nesėdžiu be darbo. Skaitau, lavinu atmintį, vaikštau, žinote, iš vieno aukšto į kitą. Šias rimtas pastangas Elsie deda ne tam, kad ilgiau gyventų. Jos fizinis aktyvumas yra tikėjimo reikalas. Adventistų tikėjimas visada teigia, kad rūpintis savo kūno sveikata yra religinė dorybė. Adventistai yra kreacionistai. Jie tiki Dievu kūrėju ir mano, kad kiekvienas turi gerbti savo kūną. Aišku, šio religinio įsakymo įsikūnijimas yra Loma Lindos sporto ir sveikatos centras. Po bažnyčios šios salės yra antra pagal populiarumą vieta mieste. Kartu su jaunimu čia treniruojasi 1200 pagyvenusių žmonių.
Ketvirtadalis jų 80-metį atšventę senjorai. Šiems sporto salės lankytojams įėjimas nemokamas. Nuo 1958 metų adventistų sveikatą stebi Loma Lindos universiteto darbuotojai. Ši konkrečios mano grupės studijų programa yra viena ilgiausių mokslo istorijoje. Medicinos mokslų daktaras Haris Freizeris tyrimams vadovauja nuo 90-ojo dešimtmečio pabaigos. Kiek ilgaamžių žmonių dalyvavo jūsų tyrime? Turėjome 46 šimtamečius, kurie atsakė į apklausos klausimus. Vyriausiai iš jų buvo 113 metų. 113? Ji prastai matė, bet aiškiai mąstė, o anketą užpildė jos 90-metė dukra. Kaip manote, kodėl jie gyvena taip ilgai? Manome, kad mums pavyko nustatyti kelias aplinkybės, kurios susijusios su ilgaamžiškumu. Kiekvieną iš šių nepriklausomų veiksnių vertiname maždaug 2 gyvenimo metais. Po 2 metus kiekvienam veiksniui? Maždaug. Pirmasis veiksnys buvo vegetarizmas. Antrasis – reguliariai suvalgyti šiek tiek riešutų. Trečiasis – kontroliuoti savo svorį. Ketvirtasis veiksnys – nuolatiniai naudingi fiziniai pratimai. O paskutinis veiksnys – nerūkyti. Tie adventistai, kurie laikosi visų veiksnių, gyvena vidutiniškai 8-12 metų ilgiau nei vidutinis kalifornietis. Remiantis statistiką, vidutinė gyvenimo trukmė Jungtinėse Amerikos valstijose yra 78 metai. Elsie McLallan šį vidurkį jau viršijo 2 dešimtmečiais. Šį vakarą ilgaamžės moters virtuvėje bus ruošiamas firminis patiekalas – citrinų pyragas. Elsie ir jos dukra pirmą kartą priima pas save svečiuose Harvardo profesorių. Štai mano citrinmedis. Nuskinkite va šią ir šią. Galima taip? Žinoma, skinkite šitą. Puikios citrinos. Dabar pirmin gaminti įdarą. Saldumynai yra vienintelė ilgaamžės moters gastronominė aistra. Elsie niekada gyvenime neragavo nei arbatos, nei kavos. O pieno paragavo tik būdama 80 metų. Dabar jį geria išimtinai tik su šokoladu. Jūs esate vegetarė, ar ne? Ne, nesu vegetarė. Bet nevalgau kiaulienos jokia forma. Ką valgote, jautieną? Jautieną, vištieną, kalakutieną. Kalakutieną, o žuvį? Na, šiek tiek. Mūsų tikėjimas visada propagavo augalinę mitybą. Tačiau tai nėra griežtas reikalavimas. Pusė adventistų valgo mėsą, o kita pusė ne. Todėl turėjome galimybę pažvelgti į šį kontrastą mityboje ir jo poveikį sveikatai. Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad vegetarai turi maždaug perpus mažesnę širdies priepuolių riziką. Jie turi daug mažiau problemų dėl cholesterolio, kraujospūdžio, diabeto ir nutukimo. Tarp pačių adventistų vegetarai gyvena dar 2-3 metais ilgiau. Tai kokia jūsų paslaptis? Turiu omenyje ilgaamžiškumo paslaptį. Manote, kad tai maistas? Na, aš niekada nerūkiau, negėriau ir neidavau į visą naktį trunkančius vakarėlius. Dievas buvo mano gyvenime nuo tada, kai buvau kūdikis. Taigi manote, kad tikėjimas yra svarbus veiksnys? O taip. Elsie tėvas buvo labai religingas žmogus. Jis mirė būdamas 83 metų. Jo žmona gyveno iki 79 metų. Ilgaamžį Elsie turėjo 9 brolius ir seseris. Dabar likom tik dviese. Mano seseriai 95.
bet ji nenori gyventi iki 100 metų. O aš manau, kad Viešpats man toks geras, kad gyvensiu tiek, kiek jis man yra numatęs. что я буду жить столько, сколько он отпустит.